Labas sekmadienio vakaras. Kaip ir buvau jau minėjusi, dar liko porą sekmadienių ir būsime jau užbaigę skaityti knygą Rankose neatnešu nieko. Raigalė knyga. Tai tie porą sekmadienių turbūt ir bus šis ir dar vienas. Nieko daug negaišdama pradėsiu skaityti skyrelį, kuris vadinasi Atlikta. Autorius Raigalė užbaiginėja savo knygą, darydamas, tokį apibendrinimą. Jis šiame skyrelyje, aišku, vardina ne tai, kas jo paties čia atlikta, bet iš dalies. Ir taip, jis vardina, ką mes jau aptarėme šitoje knygoje, o tai reiškia, tuos dalykus jau aš skaičiau ankstesniuose sekmadienių skaitimuose. Šis sekmadienis yra jau 17, visus kitus ankstesnius 16 sekmadienių skaitimų šitos knygos. Turbūt būtų patogiausia rasti mano YouTube kanale Giedrė Paliulienė, ten yra toks aplankas, kuriame ir sudėti visi šitie failai, tie video įrašai, kurie taip ir vadinasi tas aplankas. Knyga Rankose neatnešu nieko. Ten būtų turbūt patogiausia negu Facebooko laiko juostoje ten ieškoti tų. Taigi Atlikta. Autorius Rai sako, turėtumėte užjausti mano žmoną, Sandy. Aš esu maltietis, iš Maltos kilęs, tikras maltietis, o Sandy ne. Žmonės sako, kad mes, maltiečiai, turime tik 2 pakopų balso stiprumą. Arba išjungta, arba garsu. Ir viskas. O tokie jie temperamentingi labai. Arba tyli, arba šneka labai garsiai. Tokie jie yra maltiečiai. Turėdamas kokią nors nuomonę, esu linkęs ją išreikšti. Tikriausiai mano žmona labai kantri moteris, sako Rai. Užsiminiau apie tai, nes tikiuosi, kad skaitydami šią knygą nepasidavėte mano polinkiui išrėkti savo nuomonę. Kaip įmanydamas stengiausi išlikti šaltakraujiškas ir nešališkas, aptardamas katalikybę bei pateikdamas Bibliją besiremiančių protestantų kritiką katalikybės atžvilgiu. Bet tai padaryti nelengva, kai tiesa, kurios sieki, yra asmuo, jis turi omeny, kad tiesa tai yra asmuo Jėzus Kristus, kuris apie save sakė, aš esu tiesa. Kai tiesa, kurios sieki, yra asmuo ir kai tų paieškų padariniai labai svarbus, likti visiškai šaltakraujiškam ir ramiam ne visada įmanoma. Tai pernelyg svarbu, sako Rai. Man iš tikrųjų sunku būti šaltakraujiškam, kalbant apie katalikybę, nes kaip naujai atsivertęs Kristaus sekėjas, griežtai žvelgiantis į savo katalikišką paveldą, aš vis susidurdavau su skausmingais, bet neišvengiamais prieštaravimais. Beveik kiekvienu atžvilgiu, kuriuo katalikybė mokė ko nors skirtingo, būdavo pažemintas asmuo ir darbas Kristaus. Asmuo Kristaus ir darbas Kristaus, kurį pamilau, kurį norėjau gerbti ir jam tarnauti. Tai mane liūdino ir kėlė nerimą. Vis dar jaučiuosi taip pat. Ir aš atsidūstu, nes irgi jaučiu tą patį, kaip buvusi katalikė. Jaučiu atsimindama tai, kuo aš anksčiau užsiminėdavau, kad daugybė žmonių liko ten pat ir tuo, kuo jie tiki ir užsiminėja, iš tikrųjų žeidžia mano mylimą asmenį Jėzų Kristų ir paniekina jo atliktą darbą.
Rai sako, šioje knygoje apžvelgėme daugybę pavyzdžių. Antai suvokiame, kaip katalikų mišios nukreipia žvilgsnį nuo Kristaus, didžiojo vyriausiojo kunigo, atlikusio vieną galutinę ir pakankamą auką. Ir sutelkia mūsų dėmesį į žmones kunigus, peraukojančius Kristų prie altoriaus, duonos ir vyno pavidalu, kaip permaldavimo auką. Atseit vis dar trūksta, vis dar peraukoti milijonus kartų. Nes ką ten Jėzaus auka, jos nepakanka. Štai ateis žmonės kunigai ir kartos iki pamišimo milijonus kartų, kartos, peraukos Kristų, o tada tai jau jie šaunuoliai gerai padarys. Ai. Suprantame, kaip Romos bažnyčia stoja tarp tikinčiojo ir Dievo, kaip apreiškimo tarpininkė, kaip autoritetinga šventojo rašto aiškintoja atseit. Neva turinti teisę nuspręsti, kurioms bažnyčios tradicijoms ir mokymams bus suteiktas Dievo žodžio statusas. Katalikybėje ne Kristus mums kalba tiesiogiai per savo užrašytąjį žodį, o popiežiaus vadovaujama bažnyčia nurodinėja, kas yra, o kas nėra Dievo žodis. Kalbėjome ir apie tai, jog Dievo malonė katalikybei yra ne jo veltui teikiamas dosnumas nusidėjėliui. Ne tas Dievo užtikrinantis dosnumas, užtikrinantis atleidimą ir išteisinimą vien per Kristaus mirtį. Ir priimamas vien tik tikėjimu, o kažkokia jėga ir pagalba, kuria tikintiesiems teikia bažnyčios sakramentai, kad jie atsinaujintų, kad tikintieji žmonės per tuos bažnyčios sakramentus atsinaujintų vidumi ir po truputį taptų vis teisesni. Va taip. Ne akimirksniu įgyjamas teisumas, iš malonės per tikėjimą, kaip sako Biblija. Ne, katalikybėje ne. O per sakramentus po truputėlį tampi vis teisesnis, va taip. Kol pagaliau bus priimtini ir išteisinti paskutinėje dieną, bet čia ne šventas raštas ir ne Dievo tiesa. Pagrindinė tema išreiškiama kiekvienu atžvilgiu yra žmogaus noras dalyvauti ir bendradarbiauti Kristaus darbe, apreiškime, išgelbėjime. Įžvalgiai pasakė Bartas, čia citata, žmogiškoji būtybė, kuri kaip tarnas dalyvauja savo paties atpirkime. Liūdna. Pats tarnas dalyvauja savo paties atpirkime, nes labai nori, nes jaučiasi toks, kaipgi Dievas be jo, reikia jam pačiam stengtis, žmogiškai būtybei save atpirkti. Ką ten Jėzus, ką ten jisai, kai jis ten kažin ką tai padarė, vat kai mes padarysim, va tada. Negalima pasakyti, kad trūksta malonės, nėra tikėjimo, ignoruojama Biblija ar Kristus nelaikomas svarbiausiu. Bet katalikybė atrodo nenumaldomai ieško vietos žmogui. Ieško, kaip bažnyčia su apeigomis ir darbais galėtų įsiterpti į Dievo išgelbėjimo planą. Ji tarsi sako, aš tik noriu padėti. Rezultatas? O koks rezultatas to noro padėti? Rezultatas per 100 metų buvo lėtas, tačiau neišvengiamas ir tikrai, sakyčiau, užtikrintas aukščiausios Dievo valdžios uzurpavimas, užgrobimas. Aukščiausia Dievo valdžia uzurpavo, tai reiškia užgrobė. Vat būtent šitoji bažnyčia, kuris sakė, aš tik noriu padėti. Žmogus tarpininkas ima viršų, sako autorius Raja.
Todėl Kristaus mirtis tampa nepakankama. Ir todėl atseit reikia kunigų, kad kartotų ją mišių metu, tą Kristaus mirtį. Be to tvirtinama, kad turime patys atlikti savęs baudimo darbą skaistykloje. Va taip. Nepakankama katalikybėje yra ir Biblija. Todėl atseit reikia bažnyčios, kuri ją aiškintų ir papildytų savo mokymais. Nepakankamas katalikybėje ir Evangelijos pažadas. Todėl atseit reikia priimti bažnyčios sakramentus ir prisidėti savo darbais bei nuopelnais. Kai kas teisingai tvirtina, kad po Vatikano antrojo susirinkimo katalikybė stengiasi pasikeisti, pažaboti kai kuriuos nesaikingumus ir padidinti Biblijos skaitymo vaidmenį mišių metu bei kasdieniame kataliko gyvenime. Tai žinoma sveikintina, sako Rai. Džiaugiuosi, sako jis, ir tuo, kad didėjantis atvirumas ir dialogas su kitomis denominacijomis bei religijomis po Vatikano antrojo susirinkimo padeda išvengti daugelio senų sektantiškų kovų. Bjauriuose praeities konfliktuose savo vaidmenį aišku atliko ir protestantai. Na, bet aš nesidžiaugiu tuo. Autorius džiaugiasi, aš įkišiu trigrašį. Aš nesidžiaugiu tuo, kad katalikybė taip jau su kitomis denominacijomis puolė draugauti smarkiai ir su kitomis religijomis. Visų pirmiausia, dėl kitų denominacijų. Tai aš kaip tikinti Evangeliją, jau išėjusi iš katalikybės, kurį laiką pati dalyvavau ekumeninėme tame draugavime, kaip protestantiškos bažnyčios atstovė ekumeninėme chore giedojau, renginiuose, keliuose ekumeniniuose, nes aš vyliausi, kad atseit visi kartu mes tikrai norime Kristaus, bet yra ne taip. Ne, yra tikrai ne taip. Kiekvienas susirenka su savo motyvais ir sekti Kristumi nori tikrai ne visi. Iš tikrųjų, atgimę krikščionis užsikrečia katalikybės raugų, bet draugaudami tose ekumeniniuose žaidimuose užsikrečia ir labai smarkiai, kuo toliau, tuo vis labiau užsikrečia katalikybės raugų. Ir tai yra visiškai ne tas siaurasis kelias, apie kurį Jėzus sakė, kad tik siaurasis kelias veda į gyvenimą, kad būtent juo reikia eiti. Ne, čia ne tas kelias. O ypač dar tas dialogas su kitomis religijomis, tai jau tikrai ne tas siaurasis kelias vedantis į gyvenimą, apie kurį kalbėjo Jėzus. Ne, už tada aš ir nesidžiaugiu. Na, įkišau savo čia. Toliau, ką sako autorius Rai. Vis dėlto sunku teigti, sako. Na ir jis dabar jau čia tarsi šiek tiek nubraukia tą savo pasidžiaugimą. Sako, vis dėlto sunku teigti, kad Vatikano antrojo susirinkimo reformas inspiravo sugrįžimas prie Biblijos. Vatikano antrasis susirinkimas skatino bažnyčią tikėti kai kuo daugiau, negu Biblijoje pasakyta. Tokiomis temomis kaip Marijos gyvenimas ir kartu mažiau negu Biblijoje pasakyta apie kitas religijas, kaip platųjį kelią vedantį į pražūtį. Spaudžiant teologiniam liberalizmui, į Romos bažnyčią įsismelkė tam tikras universalizmas, o su juo, kiek ironiška, ir sustiprėjęs pavaldumo autoritetui jausmas. Šiomis dienomis sunku pasakyti, kas kalba katalikų bažnyčios vardu, nors oficialiai tai išlieka popiežius kaip kalbantis bažnyčios vardu. Aiškiausias įrodymas, kad Vatikano antrasis susirinkimas negrąžino katalikų bažnyčios prie šventojo rašto, yra nuolatinis Marijos aukštinimas Dievo išgelbėjimo plane. Užuot atsisakiusi bibliškai nepagristų išvadų apie Marijos kaip bažnyčios motinos vaidmenį, jos nenuodėmingumą, amžiną mergystę ir panašiai,
Katalikų bažnyčia jas įtvirtino kaip doktrinas ir net papildė Marijos kaip bendra atpirkėjos su Jėzumi aukštinimu. Net sunku pasakyti, kas blogiau - tikėti kažkuo daugiau negu parašyta Biblijoje ir įdėti tarsi žodžius Dievui į lūpas, ar tikėti mažiau negu parašyta Biblijoje ir nepaisyti to, ką pasakė Dievas. Šis Kristaus pranašumo ir pakankamumo sumenkinimas yra ne tik teorinis katalikybėje. Jis prasiskverbia į visų katalikų kasdienį gyvenimą. Prisimenu, sako Rai, kartą viena ponia manęs paklausė, ar galima melstis šventam Judui? Šventajam Judui. Aš retai pagalvoju prieš atsakydamas, sako Rai, na tas karštakošis. Bet šįsyk, užuot paskubomis leptelėjęs atsakymą, uždaviau klausimą. Karmen, padėkite man suprasti, o kodėl norėtumėte tai daryti? Vat melstis šventajam Judui, kodėl norėtumėte tai daryti? Ji paaiškino, dėl 2 priežasčių. Pirmoji priežastis tai ta, kad pasaulyje yra tiek daug žmonių, kad Dievui tikrai praverstų šventųjų pagalba, priimant jam skirtas maldas. Va toks išprotavimas. Iš nepakankamo, iš tikrųjų tiesos nebuvimo katalikų bažnyčioje, iš ko žmonės prisiprotauja, prisifantazuoja tokių marazmų, iš tiesos nebuvimo toje bažnyčioje. Aš atsakiau, sako Rai, Karmen, argi Dievui, kuris savo žodžio jėga išlaiko visatą ir žino jūsų poreikius jums dar nepaprašius, argi jam gali prireikti kokios pagalbos iš šventųjų? Tikriausiai ne, atsakė ji. Bet kitą kartą jin turbūt vėl klaus, o ar galima šventam Antanui tada melstis, nes vis tiek jinai neturi pamatinio suvokimo apie Dievą, kas jis ir koks jis, ir kas jis iš viso, tas Dievas, kuo jisai skiriasi nuo bet kokių šventųjų. O antrą priežastimi moteris nurodė, tikiuosi, kad šventasis Judas užtars mane, jeigu Dievas ant manęs pyksta. Nu va. Aš tariau, argi Dievas, kuris taip jūs pamilo, kad atidavė savo vienatinį sūnų, gali būti toks, kuris taip pyksta ant jūsų, kad reikia švento Judo užtarimo, kad kažkaip šventas Judas užglaistytų Dievo pyktį jums? Ar tikrai taip yra, taip gali būti? Išties ne, vėl paneigė ji ta moteris. Tai tokia va, kaip klausi, taip atsakys. Kreipimasis į šventuosius, numirusius šventuosius, pagalbos ir užtarimo, kaip ir maldos Marijai, tas pats. Tai dar vienas pavyzdys praktikos, kuri ne tik nepagrįsta Biblija, bet ir yra kaip smūgis į veidą pačiam Kristui. Tarsi jo Kristaus užtarimas būtų koks nors ydingas, netobulas ar nepakankamas. Tarsi mums reikėtų dar kažkokio žmogiško komponento, kažkokios kitos tarpininkavimo formos. Ar reikia? Ar reikėtų? Šį vakarą aš užbaigsiu paties Jėzaus Kristaus žodžiais. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kaip nors kitaip, kaip tik per mane. O ar reikia kažkokio tai dar nukreipėjo pas Jėzų Kristų? Va, sąžiningai savo prisipažįstant, jeigu tiki Jėzumi Kristumi ir tiki, ką jis čia sako, kad per Jėzų Kristų tu nueisi pas Dievo į amžinybę,
Ar reikia, kad dar ateitų kažkokia Marija ir sakytų, taip, 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 tau reikia Jėzaus Kristaus, taip, taip, ir todėl aš atėjau čia, pasišvesk mano širdžiai, nes aš tau rodau, kad tau reikia Jėzaus Kristaus, bet man pasišvesk ir vat kažkokį gailestingumo atvaizdą, vat jį ten garbinkite. Ar reikia šitokio kažkokio laputaitės atėjusios, kažką skiedžiančios? Nieko nereikia. Taigi yra Jėzus Kristus. Kokio čia dar reikia, dar nukreipėjo pas Jėzų Kristų, jeigu jis pats sako, ateikite pas mane. Vargstantis ir prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ar dar trūksta, kad kažkas ateitų pasivaidenęs ir sakytų, taip, taip, ateikite pas Jėzų ir eikite pas jį. Nieko nereikia, jeigu tikrai nori tikėti Jėzumi Kristumi, kuris sako, aš esu kelias. Kas trokšta, tai ateina pas mane ir tegul geria. Jeigu kas vargstantis prislėgtas, tai ateina pas mane, aš jį atgaivinsiu. Nieko daugiau nebereikia. Šlovė tau viešpatie, Jėzau Kristau. Ačiū Dievui. Būkite palaiminti Jėzuje Kristuje. Iki.